Juozapas Montvila, lenkiškai Josef Montvil, gimė 1850 metais Mitėniškių dvare prie Šėtos, mirė 1911 metais Vilniuje, palaidotas Rasų kapinėse. Lietuvos visuomenės veikėjas, verslininkas, bankininkas, filantropas, daugelio sakralinių ir kitokių pastatų statybos Lietuvoje iniciatorius. 1866 metais baigė Vilniaus gimnaziją. 1872 metais Sankt Peterburgo universiteto teisės fakultetą. Berlyne mokėsi, Vienoje, Krokuvoje studijavo sociologiją ir ekonomiką. 1885 metais Vilniaus žemės banko steigėjas, vienas direktorių, faktinis jos vadovas, Vilniaus prekybos banko vadovybės narys. Rėmė visuomeninę kultūrinę veiklą. Per maždaug 2 dešimtmečius įkūrė daugiau kaip 20 visuomeninių organizacijų. Mitėniškių dvare įkūrė paskolos kasą valstiečiams. Rėmė Šėtos neturtingųjų prieglaudą. Taip pat 5 žiemas savo lėšomis išlaikė mokyklą neturtingųjų vaikams. Apmokėdavo vaistus neturtingiesiems ligoniams ir panašiai. Jo iniciatyva Vilniuje pastatyta nemažai gyvenamųjų namų, visuomeninių pastatų. Montvilos pastangomis jo kraštietis architektas Vaclovas Michnevičius atvyko kurti į Lietuvą. Čia dirbdamas suprojektavo daug Vilniaus pastatų, daugiau nei 30 bažnyčių. Buvo Pranciškonų vienuolyno restauracijos projekto Trakų gatvėje bendraautorius.